įsivaizduok, sąžiningai visą gyvenimą dirbi, atsakingai vykdai savo pareigas, lauki, kol galiausiai ateis tos dienos, kai galėsi mėgautis lengvomis vasaromis sodybai. Žiemos vakarais skaityti knygas prie židinio, o rytais planuotis dieną savo mėgstamą veiklą. Turėsi energijos ir būsi laimingas pilnavertį gyvenimą gyvenantis senjoras arba senjorė. Nereikės sukti galvos dėl darbo, nes jau būsi pensijoje, bet turėsi gerą sveikatą, nes rūpinėsi to jau dabar ir turėsi finansinį saugumą, nes taip pat jau dabar žengi žingsnius link to. Arba kitas scenarijus. Jeigu nieko nedarysi šiandien, gyvenimas pensijoje lengvas nebus. Ar gali įsivaizduoti kokybišką pragyvenimą su vos 50% savo dabartinių pajamų? Labas, aš Justina. Jeigu pirmą kartą pasijungiai šį kanalą, tai spausk prenumeruoti, kad nepasimestų milžiniškam YouTube sraute. Nes Financial Finance bendruomenė ir mūsų kuriamas turinys padeda žmonėms siekti savo finansinių tikslų ir susidėlioti pirmuosius žingsnius taip, kad jaustųsi užtikrinti savo ir savo šeimos gerovę ateityje. Šiandien noriu pasidalinti su tavim svarbiais akcentais, kuriuos išsinešu išnagrinėjusi 24 metų Europos pensijų adekvatumo tyrimą. Taip, būna ir tokių. Pensijos tema liečia mus visus, nors dažnai ją atidedam kažkur į ateitį, nes atrodo dar labai toli. Ir žinau, kad daugeliui tai nėra pati įdomiausia tema, bet patikėk, tai gali būti vienas iš svarbiausių dalykų, kuriuos šiandien suprasi. Ir kuo anksčiau suvoksim, kad tinkamai pasirūpinus pensija gali būti mūsų aukso amžius, versus jeigu šį klausimą nukelinėsim dar metam, vėliau mes atsidursime ten, kur tikrai savo nelinkėtume. Tai nesenai paskelbta ES 2024 metų pensijų adekvatumo ataskaita atskleidžia nerimą keliančius faktus. Šios dienos Lietuvos vidutinis darbo užmokestis yra 2237 eurai bruto arba 1376 eurai į rankas. Vidutinė pensija sukaupus minimalų 35 metų stažą sudaro 673 eurus ir šiais metais didės net 81 eurų. Lietuvoje vidutinė pensija sudaro mažiau nei 50% ankstesnių pajamų. Tai reiškia, kad uždirbdamas 1000 eurų per mėnesį šiai dienai pensijoje gautum tik 500. Skurdžiai pensijų situacijai įtakos turi pertraukos karjeroje ir mažas finansinis raštingumas. Ypač pažeidžiamos yra moterys, kurios dėl karjeros pertraukų, tai yra vaikų auginimo, artimųjų priežiūros ir mažesnių atlyginimų gauna vidutiniškai mažesnės pensijas. Tai įsivaizduok, visą gyvenimą tu sunkiai dirbi, o sulaukęs pensijos staiga turi išgyventi su suma, kuri vos padengia tavo pagrindinius bazinius poreikius. Ir štai tokia realybė laukia daugelio, kurie nepasirūpins savo finansinę ateitimi jau dabar, tai yra iš anksto. Remiantis ataskaita Lietuvoje darbingai praleidžiama apie 42 metus, 42,4 metų, pensijoje mes būsim apie 17,9 metų. Na, paimkim 18 metų, ar ne? Kodėl vien valstybinės pensijos mums nepakaks? Pagalvok apie savo išlaidas. Tai yra būstas, maistas, komunaliniai, mokesčiai, vaistai, transportas, laisvalaikis ir dar N kitų dalykų. Ar tu įsivaizduoji, kaip tektų gyventi su suma, kuri yra 2 kartus mažesnė nei tavo dabartinė? Štai keletas faktų. Pirmas, Lietuvoje pensijų indeksavimas yra siejamas su 7 metų vidutinio darbo užmokesčio augimu. Tačiau to nepakanka, kad būtų užtikrintas orus gyvenimas, kai mes esam senjorai. Ir nors yra planuojama keisti dabartinį indeksavimo tvarką, šiai dienai neaišku, kaip greitai pensijoje gaunamos pajamos priartės prie gaunamo mūsų darbo užmokesčio. Antras momentas, pensinio amžiaus žmonių skurdo rizika Lietuvoje yra viena didžiausių Europoje. Trečias, demografinė padėtis Lietuvoje kelia dar didesnį nerimą. Tai yra mažėjantis dirbančių žmonių skaičius dar labiau spaudžia pensijų sistemą. Pasaulinė praktika rodo, kad stabiliam gyvenimui pensijoje reikia maždaug 70-80% ankstesnių mūsų pajamų. Lietuvoje valstybinė pensija užtikrina ženkliai mažiau pageidaujamos sumos.
Žinodami šios dienos situaciją ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje, jo gaunama pensija dar toli gražu daugelį Europos vietų nesiekia tų norimų 70-80% prieš tai gautų pajamų. Tai ką mes galim padaryti jau dabar, norėdami užkirsti kelią sudėtingam gyvenimui ateityje ir norėdami suvaldyti rizikas, kad tuos savo tikrai laisvus 20 metų praleisim tik su 50% prieš tai buvusių pajamų. Mano atsakymas ir sprendimas, kuris tinkamas tikrai kiekvienam, yra investavimas. Kodėl? Nes vien tik taupimas ar vien tik tais kaupimas mums nepadės išspręsti savo situacijos. Dėl infliacijos pinigai laikomi banke sąskaitoje tiesiog laikui bėgant praranda vertę. Įsivaizduok, kad atidedi 10 000 eurų banke, o po 20 metų šitie pinigai tau nuperka tik tiek, kiek šiandien būtų šiek tiek daugiau negu 5500 eurų. Jeigu paimtume ilgalaikį infliacijos vidurkį, kuris yra apie 3%. Investavimas suteikia galimybę ne tik apsaugoti pinigus nuo infliacijos, bet ir leisti jiems augti ilgalaikiai perspektyvai. Reguliariai investuodami net ir nedidelės sumas, pavyzdžiui 100-200 eurų per mėnesį, per 30 metų mes sukaupsim reikšmingą sumą. Pavyzdžiui, jeigu startuojam su 100 eurų per mėnesį, periodiškai į plačiai diversifikuotus fondus, vidutiniškai generuojančius 10% per metus, po 30 metų tokio disciplinuoto investavimo turėsi savo finansinio saugumo ir gerovės rezervą, kuris sieks beveik 300 000 eurų, o tavo įnešta suma bus tik 57 000. Skaičiavau su prognoze, kad kiekvienais metais galėsim didinti savo investuojamą sumą bent jau 3% ir taip dar labiau papildomai atsversim infliacijos daromą žalą. Vėliau kalbant apie investavimą, svarbus momentas yra sudėtinės palūkanos, arba paprašiau palūkanos. Ir jos daro stebuklus. Ten tu matai grafike, tavo įnešta suma per visą laiką tau uždirba 235 000. Tai atspindi oranžiniai stulpeliai. Praktiniai žingsniai, ką tu gali padaryti jau šiandien, jeigu dar nepradėjai investuoti, būtų tokie. Pirmiausia, pradėk nuo biudžeto sudarimo. Peržiūrėk savo mėnesio išlaidas ir rask, kur galėtum sutaupyti bent jau 10% pajamų būtent investavimui. Antras, susikurk finansinį rezervą. 3-6 mėnesių netikėtom išlaidom padengti. Ta reikėtų padaryti prieš pradedant rimčiau investuoti. Trečias momentas, pradėk nuo paprastų, tačiau efektyvių investicijų. Kokie būtų mano pasirinkimai? Tai kaip pavyzdys, paimčiau indeksą sekantį fondą, ETF, biržoje prekiaujamas fondas, toks kaip VUAA, Vanguard S&P 500. Jis seka 500 didžiausių Amerikos įmonių ir yra sudarytas iš įvairių sektorių kompanijų. Kas tau suteikia subalansuotą diversifikaciją. Rinkdamasis akcijų ETF-us, tu investuoji į kompanijų akcijas, tačiau pirkdamas jas ne po vieną, bet viską viename bendrame krepšelėje. Už turto valdymą tu moki minimalius kaštus ir žengi pirmosius žingsnius link saugesnės ir kokybiškos savo ateities. Kad 21 metus, statistiškai toks vidurkis yra visoje Europoje, kiek gyvena žmonės išėję į pensiją, kad tuo metu galėtum leisti savo mėgautis ir iš tiesų gyventi gerą gyvenimą. Ketvirtas momentas – investuok reguliariai ir ilgam. Svarbu yra ne suma, o reguliarumas ir laikas. Pasidalinsiu savo portfeliu, kaip praktiškai atrodo mano investicijos per būtent VUAA fondą. Aš į jį investuoju su tikslu praktiškai padėti suprasti, kaip veikia toks investavimas ir kodėl tai gali būti viena paprasčiausių ir efektyviausių strategijų pradėti įdarbinti savo pinigus. Šis portfelis yra sukurtas prieš metus ir kiekvieną mėnesį yra pildomas 100 eurų. O tuomet už tuos pinigus, už tą 100 eurų pirku po vieną fondo vienetą. Tai tokį langą turėtum matyti, ar ne? Ir čia yra 92% viso mano portfelio struktūros ir būtent yra tas minėtas VUAA pasirinkimas. Tai nepaisant to, kad dabar mes rinkoje matom kritimą žemyn, mano 1 metų šito portfelio rezultatas vis dar išlieka pliusinis. Tai kaip mes galim pasižiūrėti ir įsigyti šitą ETF-ą, tiesiog atkeliaujam į prekybą. Čia įsivedam tikerį, kokį ETF mes norim pasirinkti, tai čia būtų, pavyzdžiui, VUAA pasirinkimas.
ieškom VUAA, spaudžiam ar ne. Ir čia dar papildomai matysit spyl.eu pasirinkimą, tai yra kitas ETF-as, kuris yra pigesnis, šiai dienai jisai kainuoja nepilnus 13 eurų, tai tie, kas norite investuoti mažesnėmis sumomis ir negali šiai dienai skirti 108 eurų, galit pasvarstyti ir pasidomėti daugiau būtent apie tą patį SPYL pasirinkimą, tai jo strategija absoliučiai atitinka VUAA pasirinkimą, tiesiog tai yra fondas, kurio vienetas kainuoja mažiau, bet jisai savyje talpina tas pačias 500 Amerikos kompanijų. Tai renkatės kažkurį iš šitų variantų ir visą tai, ką aš čia rodau, tai nėra investavimo rekomendacija, tai yra mano pasirinkimai ir pagalba jum galbūt priimti vienokį ir kitokį sprendimą, žengti link savo tos ateities, kuri bus finansiškai saugesnė ir stabilesnė. Paprastuoju būdu, jeigu norit įsigyti ar ne, štai čia įsitikinkit, kad yra žalias pasirinkimas pirkti, galit įsivesti kainą, už kiek pirksite, tai yra ribotas pavedimas arba perkam už rinkos vertę, įsirašom kiek vienetų norim įsigyti ir tiesiog spaudžiam pirkti. Na ir paskutinis praktinis skaičiavimas, kuriuo parodysiu, kaip paprastai patys galim prisimti atsakomybę į savo rankas ir turėti asmeninį priedą prie gyvenimo pensijoje. Tai galim paimti Joną. 30 metų vyras uždirba 1200 eurų į rankas per mėnesį. Jis nusprendė investuoti po 10% savo pajamų, tai 120 eurų, būtent į indeksinį ETF-ą, pavyzdžiui VUAA, darant prielaidą, kad vidutinis metinis pelningumas bus 10%, tai čia remiantis istorinę būtent S&P 500 indekso grąža, štai kaip augtų jo investicijos. Po 10 metų Jonas turėtų 20 000 eurų. Po 20 metų jo portfelis yra virš 75 000 eurų. Po 35 metų, realiai iki pensijos, Jonas jau turi 379 000 eurų. Iš šios sumos jisai galėtų papildomai gauti apie 1200 eurų per mėnesį visą savo pensijinį laikotarpį, taikant saugų 4% išėmimo koeficientą. Tai galim palyginti, ar ne? Jeigu paimtume tik valstybinę pensiją, turėsim 621 eurą. Arba turėsim kombinuotą pasirinkimą, valstybinę pensiją ir savo nuosavas investicijas, kas atsistoja į maždaug 1800 eurų. Tai skirtumas yra išties akivaizdus tarp skurdaus ir oraus gyvenimo senatvėj. Tai mano akimis yra sprendimas, kuris nereikalauja kelių metų svarstymo. 100 eurų šiandien tau gali atnešti 1200 eurų tavo laimingoj pensijoje. Pabaigai, mūsų finansinė gerovė pensijoje priklauso ne tik nuo valstybės, bet ir nuo pačių mūsų sprendimų jau šiandien, kur kiekvienas investuotas euras dabar gali virsti keliais eurais ateityje. Mink, kad niekada nevėlu yra pradėti, nors anksčiau pradėjus rezultatas bus geresnis. Svarbu žengti tą pirmą žingsnį ir prisimti atsakomybę už savo finansinę ateitį. O dabar, jeigu galvoji, kad neturi pinigų investavimui, tai pabandyk nuo rytojaus išgyventi iš mažiau negu 50% savo pajamų ateinančius 17 ar 20 metų. Investuoti iki 10% savo pajamų ir prisimti šiek tiek rizikos yra sunku, tačiau gyventi žemiau skurdo ribos su mažiau nei 50% buvusių pajamų yra dar sunkiau. Ar esi pasiruošęs priimti šitą iššūkį ir užtikrinti savo orų gyvenimą pensijoje? VUAA pasirinkimas tik vienas iš variantų. Ir jeigu tau įdomu kitos mūsų diskutuotos strategijos, Financial Lithuanians kanalas yra visų mūsų nemokama finansų videoteka. Ačiū ir iki.